Labą dieną, Romutė. Labą dieną. Tai pasakykit, kodėl jūs čia dabar Vilniui atvykusi į valstybinę teismo psichiatrijos tarnybą? Kas jums čia dabar siuntinė? Ir jau kiek man žinoma, kiek mes rašėm apie jūsų tuos įvykius, virš 10 metų viskas vyksta. Ir ką jie čia dabar iš jūsų dar nori padaryti? Tai yra tikra pasaka. Kiek čia yra surišti ir prokurorai, ir teisėjai, ir tyrėjai, kurie daro nusikalstamą veiką, vykdo nusikaltėlių norus. Ir šiandien tai aš nežinau, reikėtų, kad atsakytų į tų klausimų, kodėl aš čia pats prokuroras Donatas Micevičius, kuris čia jo yra nuopelnas, kad aš čia būčiau. O dėl ko, kodėl jis taip mano, tai tik jis gali atsakyti. O aš šiandien dienai... O kodėl prokuroras suinteresuotas netiesą išsiaiškinti, bet vat jum kankina ir vieni ir kiti prokurorai, teismai virš 10 metų, jau 14 metų, nesibaigiantys dalykai, už jum palika plikus, atėmė visus turtus ir 10 su viršų metų tebetampoma po teismus, po psichiatrinės tarnybas, po prokurorai dabar. Kodėl jie suinteresuoti? Ir čia sistema tokia supuvusi, kaip čia... Nu, kas supuvę, tai jau labai supuvę. Ir jie paprasčiausiai, tas prokuroras, jie tiesiog dreba. Jeigu pasikeis, ateis geras prezidentas, jie iš karto bus už grotų ir viskas. Tai jiem šitiek padarius nusikalstamos veikos, man geriausia susitart su ekspertais, man įkalyti Rokiškį ir kad nieks nepamatytų nei tos tiesos, nei jų padarytų nusikaltimų. Ir šiandien, pavyzdžiui, aš atvažiavau, tai valstybė užmokėjo, tai aš galiu sakyti, prokuroras Donatas Micevičius yra ne tik nusikaltėlis, bet dar ir vagis, nes jis ekspertizė kažkiek. Prašyčiau žurnalistų ir jūsų sužinoti tiksliai, kiek man šiandien, kiek aš šiandien buvau, kiek apmokėta iš visų žmonių, mokesčių mokėtojų pinigų. Aišku, savaime per tiek metų tai iš išlaidų jau yra labai daug padaryta, teismai, prokurorai, posėdžiai, taigi virš 10 metų, 14 metų tęsiasi šitie dalykai. Ir tai ką, skaito, kad jūs šmeižėt juos netiesos ieškat, bet apkaltinant, o jie nekalti. Taip išeitų. Šiuo metu tai Donato Micevičius, aš net nežinau, kuo jis remiantis, aš jo nesu nei mačius, nei jis manį matęs. Bet jis atrado, padarė civilinį bylų. Pirmiausia, reikėjo jo nurodymų pakruoj pas nestacionarinius, socialinės paslaugas atlikti, davė išvadas, man irgi ten tyrė klausinėję, nors surašė viskų teigiamai. Jis vis tiek kreipėsi į teismų ir tie teismai ir dabar. Paskutinis teismas, jeigu aš neatvyksiu, paskutinius laikus negalėjau atvykti, kadangi yra širdies kardiologinės bėdos. Tai dabar tokia teisėja Šiaulių apylinkės teismo, Edita Kavaliauskienė, parašė suinteresuoti asmenys, tai mano yra vaikai, jie suinteresuoti, Dieve, nedaug Dieve. Tai reiškia tiek dukra, tiek sūnus bus, jeigu aš nenuvyksiu, aišku, mane išveš su policija, bet jeigu nenuvyksiu, jiem po 5000 baudų uždės. Už ką jiem? Čia tikrai jie tik te gali atsakyti. Taigi jūs veiksni dar moteris, baigusi išsilavinimą, vairuojanti teisės, privačiai pas psichologus, psichiatrus parašyta jūsų pažymus, kad jūs tikrai motyvuota ir taip toliau.
tai ką jie nori padaryti, jums neveiksme, kada veiksnų žmogus. Kodėl čia va tokie dalykai vyksta, kaip jums atrodo? Ar grinai, kad jūs nuramint, kaip daržovę padaryti? Ar... Tai jie siekia to. Tai viskas prasidėjo čia su Pakruojo kredito unija, su vadovo Atkočiūnu. Jam talkinės toks Pašakinskas Rimantas. Patys apvogė, galima įtarti, ir paskui jūs kaip nariai turėjot padengti, tipą, kad nesužlugdyti šito banko. Ir dabar žmonės yra nebuvę į kredito unijai, turi mokėti pagal padarytas taikos sutartis, pinigus kiekvieną mėnesį. Bet jūs aklai pasitikėjote jais. Taip, mes esam bepročiai. Protingi žmonės iš tos kredito unijos išėję po vagystės. Bet gerbiama Rumutė, jūs dabar beveik ir įvertinut savo tą, ką jie nori nustatyti, padaryti bepraitį, kaip ir sakot, kad jūs pasitikėjot, aklai pasitikėjot, iš tikrųjų tai visiškai, galima sakyti, sveikas žmogus tai apsidraudžia kažko, jūs visiškai, ant visiško pasitikėjimo dabar kankinama virš 10 metų, iš tikrųjų suvargusi ir čia pasimesti reiktų, ne kiekvienas net galėtų ir atlaikyti tiek metų. Ir iš vaikų atimtas turtas. Ir iš jūsų, ir vyras į kapus. Ir iš draugų. Tai yra baisus dalykas. Ir vyras infarktą gavo, sužinojęs, kad atėmė tos turtus. O dabar jūsų komisija, čia dabar mes randamės Naujojoje Vilniuje, Vilniaus rajone. Ir kas tokie čia dabar jūs apklausinėjo? Psichiatrai buvo Mantas Juodakys ir Aurelija Survilaitė. Mantas Juodakys ir Aurelija Survilaitė, ar ne? Ir ką jie pasakė konkrečiai? Apklausinėjo, dėl ko tu čionai. Aha. Klausė, kur gimus, ar turiu ten seserų ar brolių. Nebuvo tokių visokių klausimų, kad apie piešiniukus jums kažką tai... Buvo pas psichologį, bet psichologija irgi labai puikiai, Vienu žodžiu, nežiūri jūs kaip į kažkokią tai pavojingą visuomenį, jiem pavojingą, nesakė, kad jūs čia galit mus... Psichologija dar pasakė, kad gerai įvertina mano atsakymus. O kada atsakymą gausit? O ir nepaklausiu, gal reikės dabar nuveikti ir paklausiu. Susijaudintis buvo. Supratau. Tai ačiū kol kas.